nepažįsta, esu Loreta iš Alytaus, filmuoju vlogus jau kokius 5-6 metus su vyru Edmundu ir mes turime dar šunį Kivį. Visi gyvename Alytuje bute. Tai va, tai dabar aš sėdžiu stotelėje, yra apie 8 valandos ryto ir važiuosiu į ligoninę, tiksliau ligoninės konsultacinę polikliniką, duoti kraujo tyrimams. Važiuoju didelį autobusą. Labai retai važiuoju didelį autobusą ir pasitaikė trečias, o trečias nereikia prieš arčiau namų. Nereikės iš toliau eiti. Kadangi mes turime šunį, mes dažnai išeiname pasivaikščioti su šuniu. Ir štai dabar sukam čia ratais pro savo mikrorajoną. Ir štai yra daug gudobelė, ant kurios augo amalai. Ir labai arti ir su uogom ir nusiroviu amalą, parsinešiu namo. Merkt nereikia, bus visai gražiai ir taip pastovės, bet dauguma amalų rūšių yra nuodingos. Tai duok Dieve, kad šito nenuodinga, reikės rankas nusiplauti, kai pareisiu. Tai va, tai dabar traukiamės iš kelio, nes dviratis. Tai mes dabar einam į jaunimo parką pasėdėti, pasivaikščioti, nes tikrai oras kaip pavasarį, pirma turbūt diena, kai taip ilgai šviečia saulė, nes buvo saulė išlindus kelis kartus kitom dienom po kalėdų, bet labai trumpai, o šį kartą visą dieną saulė, nors aš kai jau matėt 8 ryto, tai dar nebuvo, aišku, anksti dar, ir grįžtant nebuvo, grįžau apie 10 ir dabar mes žmonės sustoja kalbėtis. Ir dabar mes einame pavasario pasitikti. Sveiki! Šiandien noriu pristatyti amerikiečių rašytojos Ginos Phillips knygą Baimės karalystė. Mums šitą knygą padovanojo vlogų žiūrovai Kotryna ir Dovydas. Labai jiems ačiū. Tai yra psichologinis trileris, išleistas 2017 metais. Pasakojama apie tai, kaip moteris su 4 metų sūnumi ateina į zoologijos sodą ir netikėtai pakliūva į šaudynes. Visą laiką pasakojant apie knygas nesinori per daug atskleisti turinio, siužeto, kad jūs dar norėtumėte paskaityti. Taigi šitoje knygoje veiksmo yra ne tiek ir daug, ir veiksmo erdvė ir laikas yra labai riboti. Viskas vyksta zoologijos sode ir trunka maždaug 4-5 valandas. Pagrindinė šios knygos mintis būtų ta, kaip motina stengiasi apsaugoti savo vaiką, vadinasi tą 4 metų dariniuką. Ir trileris iš tikrųjų yra grynai psichologinis, nes viskas sutelkta į žmonių jausmus, mintis, išgyvenimus. Čia svarbiausia ne tiek galbūt pats veiksmas, kiek tai, kaip jie išgyvena šitą situaciją, ką jaučia ir ką galvoja. Motinos meilė šitoje knygoje pavaizduota besąlygiška. Jis stengiasi padaryti viską, kad tik tai išgelbėtų, išsaugotų savo vaiką. Ir kartais susiduria su dilema, ar pasielgti labiau žmoniškai, ar teikti pirmenybę savo vaiko saugumui. Taip pat šitoje knygoje galima aptikti keletą gretimų siužetinių linijų iš atsiminimų, iš moters minčių apie kitokią motiną, kuri yra šalta ir tolima savo vaikui ir taip ir neužmezga ryšio su vaiku. Taip pat galima knygoje rasti tokių kaip ir užuominų, kad kartais vaikui būna artimesni ne motina, o tėvas, bent jau iš to, kad ekstremalioje situacijoje prisimenamas būtent tėvas, apie jį galvojama, o ne apie motiną. Kitas dalykas, kuris mane šiek tiek nustebino šitoje knygoje, tai yra gana keisti užpuolikų. Čia yra keletas jaunuolių, kurie šaudo į žmones, į gyvūnus. Tai keisti jų motyvai šito elgesio, kodėl jie tai pradėjo. Galima būtų teigti, kad galbūt tai yra bandymas įtvirtinti savo reikšmingumą, bet iki galo aš taip ir likau nesupratęs jų motyvų, priežasčių, kodėl jie pradeda šaudyti šitos žmonės.
Ir apskritai, kaip ir minėjau, šitas trileris yra, kaip ir skelbiama, grinai psichologinis. Vadinasi, čia yra pagrindinis dalykas žmonių jausenos. Jeigu jums pasidarė įdomu, kokia tai yra knyga, rekomenduoju paskaityti. Kivis mane užpuolė, mes ruošiamės išeiti pasivaikščioti, nors tamsus paros metas. Kivis mane užpuolė, nes jis suodžia, kad šitoje kišenėje yra mano pačios keptų skanėstų šunims. Tai neparodžiau, gal kada parodysiu, kepsiu kitą kartą. Tai nufilmuosiu, kaip kokius kepu skanėstus kiviui, sveikų produktų, kurie jam tinka. Ir jam galima, žiūrėkit, ką jis į kišenę nori lįst. Truputį aš jam duosiu, mes eisim pasivaikščioti. Va, mano skanėstą gavo viskas, negaus daugiau. Mes dabar išeinam. Aš dabar užkabinsiu mikrofoną. Tai va, išeinam pasivaikščioti iki lauko. Tai va, pavaikščiojom, prisėdom, pailsėjom ir dabar suksim atgal namo, Kivis su raudonu antkakliu, kad matytumėm tamsoje, nors čia visą laiką šviesu, žibintai dega, bet dabar jau jisai, Kivis buvo mokomas, čia kaip matėt, nuotrauką įdėsiu, kaip Kivį mokinu, bet čia nesimatys, nes jau jisai pasiema apdovanojimą, o šiaip aš jį mokinausi atsisėsti ir laukti, ir nelipti ant kelnių, kai duodu skanėstą. Tai jis išmoko jau nelipa ant kelnių, negalima, žinau, nes man sterlios, o aš šviesios. Tai, va, mato, švarios, reiškia nelipo. Tai va, ateina žmonės ir mes bėgam. Atpratau vaikščiot kartole, tai dabar va, atsirėmus, sėdžiu ant suoliuko, nors atsiremti nėra į ką, tai į tvorelę. Mes čia vėl, jau kaip vakar buvom tamsiu paros metu pasivaikščiot, nepavyko, tai šiom šviesiu, nes aš jums prisipažinsiu, aš bijau tamsos. Tai va, tai dėl to mes dabar einam šviesiu paros metu šiandien ir su Kiviuku ir einam toli. Toli tai mūsų yra 8 kilometrai. Aišku, mes dar jų tiek nenuėjom, bet nueisim, nes mes jau čia ne kartą ėję ir žinom, kad čia yra 8 kilometrai apsukus ratą. Negrįšim per tą pačią vietą, nėra, kad tai pirmyn ir atgal. Tiesiog einam taip, apsukam ratą ir grįžtam iš kitos pusės namo. Tai jau, kas žiūrė senus vlogus, tai žinau, tai mūsų Panemunės maršrutas. Čia labai gražus vaizdai nuo laiptų matosi, tik dabar nematysit, nes per toli. Ir va, atsisėdom atsigerti vandens ir Kivis apraizgė visus turėklus. Reikės išvaduoti Kivį. Jie truputį dar sloguoju, bet jau pasivaikščiot galiu. Dabar daug kas peršala, dažniausiai apsirengia per daug. Ir iš tikrųjų mes išėjom į šitą pasivaikščiojimą, aš su laisvalaikio kelnėm ir apačią maikutę su trumpom rankovėm. Vyras tai su džinsais ir irgi su trumpom rankovėm. Nes po žeminės striukė ir einant, iš tikrųjų paskui pasidaro per karštą. Suprakaituoji ir tada jis sušali. O mano dar plaukai drėgni, nes įsiploviau galvą. Gal dabar jau netokia baisus, kaip jūs manot. Nusipilkinau kelis kartus ir dabar viskas tvarkoja lyg. Ai, man tai nieko, gerai, man tinka. O kaip jums tai nesvarbu. Čia aišku, juokauju. Na ir ką, mes dabar dar eisim, gal dar kažką, jeigu pamatysim, aš noriu jums parodyti lazdynų žiedus. Jeigu žydės lazdynai, tai ne tie žirginėliai, bet tie raudoni žiedukai tai parodysim. O dabar einam į savo toliau trasą. Kol kas lazdynų dar neradom, bet štai prisiskiniau šakelių, kurie pumpurai jau yra, jau sprogsta lapeliai. Tai bus labai gražu pasimerkti, daug neskiniau 3 šakeles, bus gražu pasimerkti, ypač kai sužaliuos. Aš labai mėgstu visą laiką gamtą pirmiau parsinešti namo, kad ne lauke pirmiau sužaliuoja, o namuose tai truputį būna linksmiau. Tai va, einam toliau, dar žirginų jums neradau, ne žirginų, bet tų raudonų žiedelių. Lazdynų neradau, nes nėra pačių lazdynų prie šaligatvio. Ateina kiti žmonės. Bėgam.
Kažką lazdynų radom kelis, bet žirginėliai buvo dar labai naujai išsprogę, tai žiedelių nebuvo. O čia daugiau išsprogę, kaip matote, radom jau prie gyvenamųjų namų, tai yra šilčiau. Ir štai tokie pumpuriukai čia turėtų žydėti raudonai žiedelis kažkurie, o kai kurie būti lapai. Bet mes nežinom kurie, nes kaip ir nežydi. Tai būtent nežydi. O per televizorių, sakė Edmundas, matė, kad rodė jau žydi lazdynai. Va, radau vos žydintį. Ar išeis čia prifokusuoto tokį raudoną galiuką? Matosi? Edmundas sako, kad matosi. Tai ir čia yra. Nu, tai visgi radom, Edmundai. Labai tam prieš dangų tamsus. Tai va, mes parodėm jums, ko ieškojom. O dabar liko pereiti tik tai Medelyno mikrorajoną ar šiaip Medelyno gatvę, nes čia gatvė, kvartalas toks. Ir tada mes išeisim į Kauno gatvę ir per parką namo, kaip visada. Dabar yra 12:50 minučių ir mes su Kiviu išėjom dviese pasivaikščiot, turbūt eisim iki centro. Nes noriu kažkaip į miestą, būtent ne Panemunę. Ir mes pasivaikščiosim iki centro ir grįšim. Gal dar kavos nusipirksiu ten. Ir tada bus kažkoks tikslas, kad einam į centrą. Nes be tikslo kažkaip neįdomu. Atrodo, kad eini beprasmiškai vaikštai. Aišku, vaikščiojimas nėra beprasmiškas, jis labai daug duoda, bet man taip yra. Ir aš nežinau, kaip jums yra, jeigu kitaip, tai parašykite apačioje. Įdomu būtų jūsų nuomonė. Truputį ir apsipirkau išėjus. Parodysiu, ką pirkau, jeigu išeis. Bananų kekę. Nukrito ant žemės man 2 bananai. Ir pirkau ledų, savo porcijos valgiau Edmundui parnešiu. Buvo labai šalta, bet užėjau į kavos namus. Ten kavinukę, kur galima eiti su gyvūnais. Tai nuėjau, nusipirkau kavos latė, išgėriau lauke, nes lauke labai patogiai padaryta. Net ir tokius laiku, įsivaizduojat, žiemą galima sėdėti lauke, bet kai išgėriau kavos, pasidarė šilta. Tai va tas gerai. -2 tai šalta, vaikščiau su gobtuvu ir dabar sėdžiu ant suoliuko, Kivis ten toliau ir žiūriu, kad čia tvenkinukas užšalęs truputį. Nu tai -2 tai šala, bet labai plonas ledas. Aš jums parodysiu. Štai čia toks tvenkinukas. Čia Kivis. Pagaliau jau grįžom namo. Kivis labai tempė, todėl turėjau labai eiti greitai, nes jisai bėga, o aš einu ir kai tempia, tai reikia labai greitai eiti su juo, nes kitaip, vis tiek tempia nepatogu, nes jisai visai nežiūri, kokiu tempu einu aš, jisai turi savo tempą ir nėra prisiderinęs prie šeimininko. Tai va, dar buvom užėję į egzotiką parduotuvę, nupirkau ten Kiviui dresūrinių skanėstų, tai biški klausė manęs. Gaila, kad aš jums neparodžiau, nes matot, aš ėjau viena, nešiau maišelį ir kita į rankoje pavadėlis. Ir dar 4 kartus Kivis kakojo, tai reikėjo surinkti kakučius ir tai dar išmesti. Tai rankų neturėjau laisvų labai, kaip matėt, filmavau tik tai ant suoliuko, nes, kai pavadį čia įsidedu, tada išlaikau, tai rankos atsilaisvina. Tai va, tai Kivis labai tempė ir net tiek pavardavau, kad sėsdavau vos ne ant kiekvieno sutikto suoliuko. Sutikto.
kaip žmogų. Tai va, ir nuėjom 700, ne 700, 7 km 700, nu tai beveik 8 kilometrus, bet jeigu tai paskaičiavus, kad aš dar ryte kivį vedžiau, ne ryte, buvau parduotuviai, nu aš tai maišausi, buvau parduotuviai, tai dar irgi kažkiek nuėjau, tai vis tiek išeina tada šiandien pasivaikščiojimo 8 kilometrai. O kaip žinote, 8 kilometrai ir daugiau, nu, bet čia netraukia, bet tik dėl to, kad blogai rodo, nes laikrodžio neužsidėjus buvau. Tai nuėjau, jeigu taip skaičiuosim, kad nuėjom 8 kilometrus, tai yra jau kiviuko diena, čia kaip švilpiko diena, tai čia kiviuko diena ir su kiviuku vaikščiam daugiau nei 2 valandas. Iš tikrųjų, nežinau, kiek mes laiko sugaišom, neatsimenu, kada išėjom ir vis tiek nuėjom daug, tai kiviuko diena. Ir ką, dabar kaip ir baigėsi vlogas, nes aš kaip darau vlogus, tai žinot, kad aš darau apie 15 minučių, todėl jeigu patiko šis vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą, taip pat galite paremti Contribui.com platformoje kaip kūrėja ir galite užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ten visi didžiausi gerbėjai susirinkę. Tai va, dabar ate.